Sveiki, kolego. Šįkart pašnekėsiu apie Lietuvos kariuomenės sausuosius davinius. Lietuvos kariuomenė komplektuoja savo kareiviams NATO atitikties saususius davinius. Lietuviški sausieji daviniai gaminami be išimties Lietuvoje. Ką dar reikėtų paminėti, kad yra 10 variantų. Tai yra 10 skirtingų skonių sudėdamųjų dalių. Taigi, pavyzdžiui, kaip šitas variantas yra 7 numeris. 7 variantas, pavyzdžiui, yra troškinta kiauliena su grikių košė. Bet tai nereiškia, kad visos kitos sudėdamosios dalys pamatysite vėliau. Ten yra daugiau yra sudėdamųjų dalių, daugiau maistelio. Riešutai būna, sausainiai, medus, džemas. Taip, kad kitos dalys irgi gali skirtis. Pagal variantų numerį ir kitos sudėdamosios dalys skiriasi. Taigi, pabandom dabar, pavyzdžiui, daryti 6 variantą. 6 variantas - troškinta vištiena su grikių koše. Ir pažiūrėsime, kas ten yra viduj. Kaip matome, yra paruošta atidarymo vietelė. Tiesiog plėšiame vieną pusę. Į kitą pusę. Turime tikrai gerą konteinerį vandeniui iš pačios pakuotės, kadangi stora plasmasė, storas toksai plasmasinis maišelis. Traukiame iš vidaus pirmą dalį. Tai pirmoji dalis tai yra pats konservas. Šiek tiek skiriasi nuo mūsų įprastų konservų, kadangi įpakuotas šiek tiek kitoniškai. Kartoninė dėžutė ir, kaip matome, yra įpakuotas į foliją. Kažkada būdavo atsiradę prekyboje štai tokių konservų, kurios gamina Kėdainių Uspaskicho konservų fabrikas. Visą informaciją apie sudėdamasis dalis rasite užklijuotą, galiojimo datas rasite, šiuo atveju dar metus laiko galioja. Troškinta vištiena su grikių koše, gamintojas UAB Kėdainių konservų fabrikas, adresas, telefonai, kokybės, toliau sudėtis. Virta vištiena 41%, 34% svogūnai, morkos, rapsų aliejus, druska, prieskoniai. Energinė vertė tokio konservo yra 100 gramų 136 kalorijų. Tai reiškia, kad suvalgius tokį konservą, kuriame yra 240 grinosios masės, turėsime apie 300 su viršum kalorijų. Toliau pakuotėje prie konservo yra pašildymo maišelis. Tai yra pačio konservo pašildymo maišelis. Jisai veikia nuo vandens. Apie tai šiek tiek vėliau. Prie jo rasime instrukciją, viskas paaiškinta, kaip juo naudotis. Ir dabar žiūrime, kas mūsų davinyje yra toliau. Toliau seka dar vienas maišelis. Matome, zip bagas, sandarinantis sandarus maišelis, kuriame yra degtukai, iškart matote, heksamino tabletės, medus, šokolado batonėlis ir dar keletą kitų dalykų. Sausas davinys, 6 variantas. Taip pat randame visą informaciją, kas sudėta šitame maišelyje. Degtukai. Mažas dirželis. Kaip minėjau, šokolado plytelė. Sausas kuras, tai yra hepsanino tabletės. Na, dar vertėtų paminėti, kad šis kareiviškas heksamino kuras, viena tabletė dega maždaug apie 10 minučių. Lietuviškas natūralus medus. Vištienos skonio sultinys. Vyšnių skonio gėrimas. Iš šio pakelio pasidaryti galime bene litrą gėrimo. Citrinų kvapo servetėlė ir cukrus. Be to, dar maišelyje liko keletą daiktų. Tai yra lazdynų riešutai ir duonelė.
Be to turime dar ir mažą išsilankstomą viryklėlę. Štai, maža sulankstomą viryklėlę, ją galime naudoti ir po to, daugkartinio naudojimo. Aišku, ne amžina, vis tiek nusilankstys, bet jos esmė yra tokia, kad užlenkiam vieną šoną žemyn, kurios stovės, ir kitą šoną į viršų. Pasidėję ant žemės turime skylės orui patekti, dedame heksamino tabletę, užsikuriame ant viršaus statome puodelį ir šildomės sultinį ar arbatą, kaip jums patinka. Kaip minėjau, parodysiu, kaip pasišildo konservas su šiuo pašildytuvu. Viduje rasite instrukciją, taigi aš trumpai papasakosiu, kaip daryti. Reikia nuplėšti viršų, į vidų iki linijos, čia yra nubrėžta linija aiškiai, įpilti 50 gramų vandens. Iškart pradeda vykti cheminė reakcija, įvyniojam pakelį taip, kad vanduo neišbėgtų ir įkišame atgal į dėžutę. Laukiam 10-15 minučių ir bandysim atidaryti. O kol laukiame, kaip matote, jau pradėjo šilt, pūstis, net garuoja, išsivirkime sultinuko. Štai viskas išvirė, sultinys užvirė. Karštas garuoja. Dabar išsiemam savo įkaitus atsargiai, tik nenusidegint, nes tikrai karštas dalykėlis, visas garuojantis. Matome minkštas visas daiktas. Atsidarome visą reikalą su peiliuku. Galima tiesiog spausti, jeigu įrankių neturime. Taip atsiplėšia. Labai skanus maistelis. Matote? Tikrai skanu. Dabar tokių sausų davinių galima įsigyti airsoftas.lt parduotuvėje. Tai yra parduotuvė skirta airsoftui. Žaidimas Airsoftas, turbūt žinote daugelis, kas tai tokia yra. Taip, kad pas juos dažnai būna tokių davinių. Ir jisai kainuoja apie 10 litų. Tai tiek. Skanaus.